Sveiki žemyniečiai, sveikinuosi su jumis iš Tokijo. Esu Andrius Kleiva, 6 metus gyvenantis Japonijoje ir bandantis apie ją papasakoti Lietuvai. Turbūt esate įpratę Japoniją pažinti tokią, kokia ji yra už manęs. Be galo užsiėmusi, labai pripildyta šviesų, nuolatos dirbanti ir skubanti. Tačiau tiesa yra ta, kad Japonija irgi turi tokią pačią kasdienybę kaip ir kitos šalis. Ji taip pat ieško kaip ilsėtis, kaip nueiti į ligoninę, galvoja apie tai, į kokią religiją tikėti. Taip pat galvoja, ką pasidėti savo ant vakarienės ar pietų stalo. Tad jeigu norite pažiūrėti į tokią Japoniją ir pažiūrėti ją nebūtinai iš Tokijo, bet ir iš mažesnių miestelių, iš šiaurės, iš pietų perspektyvos, užeikite į savo mokyklos biblioteką ir paieškokite štai tokios knygos. O jei norėtumėte pasimatyti gyvai ir paklausti visų tų baisių, gražių, netikėtų klausimų, ateikite vasario 26 dieną ir mes susitiksime jūsų mokykloje. Iki greito.